Sveiki, mėlyjeji. Prieš savaitę kalbėjau apie tai, ką mums duos Urano perėjimas į dvynio ženklą. Tai yra, kokias energijas neša šitą poziciją. Dabar, kaip sakiau, pakalbėsiu apie tai, kaip Uranas gali veikti kiekvieną iš mūsų, iš 12 zodiako ženklų. Bet prieš tai labai noriu padėkoti Jaučio ženklo atstovams. Gavau ir žinučių, ir skambučių. Aišku, tai moteris, labai ačiū, kad atsiliepėt, kad pasidalinote ir išties visos kalbėjo apie didžiulį pokytį gyvenime, kad per tuos 7 metus keitėsi labai daug kas. Aišku, buvo labai skaudu klausyti ir garso žinučių, kad buvo labai sudėtinga, kad griuvo ir santykiai, ir sveikata, ir didžiulės turbulencijas palėtė ir darbus, finansus. Kai kurios dar dabar jaučia tą Urano tokį griovimo dar tą energiją. Bet, kaip sakiau, jaučiam dar bus laikas iki vasario mėnesio, nuo rudens, dar pasikoreguoti, dar pertvarkyti. Bet niekada nereikia bijoti mums tų permainų ir pokyčių. Ir daugumas iš tų jautukių, kurios rašė, kurios dalinosi, kad tikrai pas daugelį gyvenimas dabar kur kas yra pagerėjęs. Kad nesigaili tų tokių sunkių įvykių, sunkių situacijų, nes gyvenimas atvėrė naujus puslapius. Taigi, ačiū labai, kad dalinatės ir kviesiu ateityje bendrauti, dalintis, bet dabar, kaip žadėjau, papasakosiu apie Uraną, ką jis duos kiekvienam iš mūsų. Taigi, Uranas Avino ženklui. Jisai veiks trečią astrologinį būstą, simbolinį būstą, nes jūsų valandų neturiu, aš kalbu bendrai apie ženklą. Ir tai yra metas, kada mintis įgauna sparnus, kada gali atsirasti netikėtai noras mokytis naujų dalykų, gal net vairuoti, kalbų mokintis, kalbėti viešai, galbūt pradėti savo veiklą internete. Tai yra Avino ženklo atstovų gyvenime gali keistis tiesiog bendravimo stilius, gali atsirasti tokių revoliucinių idėjų, išaugs noras būti nepriklausomu, mąstyti kitaip, veikti laisvai, galimi pokyčiai ir artimoje aplinkoje, gal keisti santykį su kaimynais, su giminėm. Taigi palanku avinams yra mokytis naujų dalykų, naujų įgūdžių ir mokytis keisti savo informacijos vartojimo įpročius. Toks, sakyčiau, šūkis Avino ženklo žmonėms būtų kalbu drąsiai, mąstau kaip lyderis. Taigi, būkite pasiruošę žengti koja kojon su šiuolaikiniu pasauliu. Jaučio zodiako ženklai. Šitą poziciją Uranas pereina į antrą simbolinį būstą, į vertybių ir finansų būstą. Taigi jaučiams pastarieji metai buvo sudėtingi tie 7 metai, kaip minėjau, kad jaučiai patyrė didelius virsmus, tokius vidinius virsmus ir išorinius taip pat. Tai dabar Uranas kviečia labiau keisti požiūrį į finansus, į nuosavybę, į tokį stabilumą. Kažin, ar Uranas žada stabilumą. Uranas niekada nežada stabilumo. Jisai gali atnešti naujus pajamų šaltinius. Jis gali atnešti darbą labiau, kuriam reikės daugiau technologijų, daugiau visokių internetinių projektų. Gali atsiverti naujos finansinės galimybės su įvairiom investicijom. Taigi, sakyčiau, jaučiam šitą poziciją atneš tokį poveikis bus labiau išsivaduoti iš tokių finansinių troškimų, atsisakyti baimių. Nes jaučio silpniausia vieta yra baimė dėl finansų, baimė, kad trūks materialių dalykų. Taigi, kuo labiau atsisakys jaučiai baimės finansiniam plane, kuo labiau ieškos vertybių, dvasinių vertybių, tuo lengviau pinigai ir ateis. Taigi, šūkis būtų jaučiams mąstau kūrybiškai ir siekiu finansinės laisvės. Dvynio ženklą ypatingiausiai veiks Uranas, nes bus jų būste, simboliniam pirmam būste. Taigi, šitas laikotarpis dvynio ženklui taps tokia savęs atnaujinimo kelionė. Gali kilti stiprus poreikis tokios laisvės keisti savo išraiškos būdą, savo stilių, savo išorę, savo fizinį kūną, charakterį, pomėgius netgi, gyvenimo kryptį. Dvynio ženklui gali griūti seni planai ir
per tuos 7 metus atsiras daugiau drąsos įgyvendinti savo vizijas, siekti kažko tai naujesnio, originalesnio. Taigi, sakyčiau, poveikis dvyniui būtų šitos pozicijos transformacija iš vidaus. Keisis elgesys, kalbėjimo stilius ir įvaizdis. Gali atsirasti toksai potraukis daugiau technologijoms ir tokių maištingų idėjų. Taigi šūkis, sakyčiau, dvyniui būtų atgimstu kaip mąstantis maištininkas. Vėžio ženklui Uranas pereina į simbolinį 12 būstą. 12 būstas astrologinis susijęs yra su vidiniu pasauliu, su dvasiniu pasauliu. Tai yra, gali būti toks laikas vidiniams atradimams, intuicijos auginimui, dvasiniam kelionėm. Gali labiau būti poreikis vienatvės, savęs tokio didesnio, gilesnio pažinimo. Labiau gali atsiskleisti tokios pasąmonės gelmės, gali labiau tapti poreikis pasaulį ir save labiau suprasti per savo vidų, per savo sapnų pasaulį. Gali būti tokie staigus pasaulėžiūros pokyčiai, domėjimasis dvasiniam praktikom, gali būti ir emigracija, gali būti tiesiog daugiau tolimų kelionių, tokių galbūt dvasinių kelionių. Ir, sakyčiau, šūkis šitų 7 metų Vėžio ženklui būtų išsilaisvinu tyliai ir labai giliai. Liūto ženklui Uranas veikia per 11 astrologinį būstą, simbolinį būstą pabrėžiu, tą, kuris atskaičiuojamos nuo Saulės, ne nuo jūsų gimimo horoskopo būste, nes mes valandų nežinom jūsų. Taigi, 11 būstas, bendruomenės būstas yra. Stiprės ryšys su visuomenė, draugai, socialiniais tinklais. Gali tapti daugiau tokių progresyvesnių idėjų, noras skleistas idėjas, noras būti netgi bendruomenės lyderių. Poveikis Urano būtų, kad atsinaujina draugystės ryšiai. Įkvepiu kitus, naudojosi visom naujom technologijom, ieškau ir jau realizuoju ateities projektus, ateities savo svajonės, kurios galbūt jau daug metų laukia šito momento. Ir toksai šūkis liūtams, sakyčiau, esu ateities žmogus. Tai labai gera pozicija liūtui, save išskleisti, išreikšti, bet būnant visada su bendruomenė, dalimi bendruomenės. Mergelės ženklai Uranas pereina į 10 simbolinį būstą. 10 būstas yra karjera, tikslai, realizacijos. Uranas gali atnešti pokyčius karjeroje. Gali tekti visiškai pakeisti kryptį darbinę. Gali tekti ieškoti kokių tai inovatyvių darbo formų. Tai metas palankus yra kurti savo prekės ženklą, išnaudoti internetą, išnaudoti technologiją savo darbiniai veiklai. Ir Urano poveikis čia bus toks karjeros atsinaujinimas, statuso pokyčiai, pasiekimų, tikslų peržiūrėjimas, pergalvojimas. Ir šūkis, sakyčiau, mergeliai tiktų tarnauju pasauliui lengvai, moderniai, šiuolaikiškai, originaliai. Svarstyklių ženklui Uranas pereina į simbolinį 9 būstą. 9 būstas yra susijęs su pasaulėžiūra, su pažinimu, su užsieniu. Gali atsirasti didesnis noras keliauti, studijuoti. Gali būti noras dalyvauti tarptautiniuose projektuose įvairiausia. Gali atsinaujinti požiūris iš vis į gyvenimo prasmę. Gali atsirasti draugai nauji, susijęs su užsieniu, su studijom. Gali vedybos būti su žmogumi susijusiu su užsieniu ar kitos kultūros žmogumi. Taigi, svarstykliam labai gali būti tokia pasaulėžiūrinė revoliucija. Uranas sėkmingam, palankiam būste svarstykliam, toks platesnis požiūris į gyvenimą ir toksai išėjimas į mokytojavimą, išėjimas į tokį platesnį savęs atskleidimą, ieškojimas būdų, kaip daugiau per internetą save išreikšti, save realizuoti. Ir šūkis, sakyčiau, svarstykliam būtų atrandu save per pažinimą ir savo sąmonės išplėtimą. Skorpiono ženklui Uranas pereina į simbolinį 8 būstą.
8 būstas yra transformacijos būstas, tokia finansinė erdvė taip pat. Taigi skorpionam atsiveria labai gilus tokie pokyčiai ir intimiam gyvenime, ir finansuose, ir psichologijos srityje. Galimi tokie netikėti paveldėjimai. Gali tekti tvarkyti paveldėjimo reikalus, gali būti investuojama, gali būti ir tokios vidinės dvasinės transformacijos. Tai Urano poveikis labiau bus toks verslo idėjose, ezoterikoje, finansuose susijusiuose su internetu, didesnės galimybės valdyme didelių pinigų. Ir toks šūkis būtų: keičiuosi iš vidaus, per tiesą, per drąsą. Šaulio ženklui Uranas pereina į 7 simbolinį santykių būstą ir atneša tokį naują požiūrį į partnerystę, į santykius, tiek darbinę partnerystę, tiek gyvenimo partnerystę. Gali atsirasti netikėti ryšiai, gali nutrūkti senos pažintys, gali užsimegzti naujos neįprastos draugystės. Per šitą 7 metų periodą vieni šauliai sukurs santokas, labiau su bendraminčiais, su tokiais dvasinės tokias labiau santokas, kiti galbūt sugriaus savo santokas. Taigi Uranas atneša tokią transformaciją didelę, peržiūrėjimą savo tiek asmeninių, tiek darbinių partnerysčių. Ir poveikis Urano daugiau laisvės ryšiuose. Taip gali būti daug internetinių labai pažinčių ir jų gali taip pat būti banguojančių. Tiek gerų, tiek nelabai. Toks šūkis, sakyčiau, šauliui būtų: esu laisvas ryšiuose. Ožiaragis. Ožiaragio ženklui Uranas pereina į simbolinį 6 būstą. 6 būstas susijęs su darbu, su sveikata. Taigi pokyčiai persikelia į kasdienybę, į tokią darbo rutinos pertvarkymą, į peržiūrėjimą savo sveikatos įpročių. Gali atsirasti poreikis turėti lankstesnį darbo grafiką, permainas darbe. Gali atsirasti toksai požiūris į savo gyvenimo būdą, į savo sveikatą, ieškojimas daugiau kažko tai naujo, naujų žinių, kaip gyventi sveikai, kaip atsinaujinti, kaip atjaunėti. Ir šūkis, sakyčiau, toks: atsinaujinu kasdienybėje. Atnaujinu savo kasdienybę ir gyvenu sumaniau. Dar būtų labai gerai per tuos 7 metus įsigyti naminį gyvūną. Vandeniui Uranas aktyvuoja ypatingai gerą poziciją, 5 astrologinį būstą, kuris susijęs su meile, su kūryba, su saviraiška. Ir vandeniams labiau atsiveria toks širdies erdvės kelias, kūrybos kelias, gali atsirasti naujas įkvėpimas, aplamai gyventi, meilė gali ateiti nauja, gali vaikai neplanuoti ateiti, arba jeigu labai ilgai laukiat vaikų, per šitos 7 metus jie tikrai gali ateiti, gali būti daug įvairiausių pažinčių internetinių. Taigi Uranas paveiks labiau vandenių tokią saviraišką, labiau originalesnę, daugiau žaismingumo bus. Ir toksai šūkis vandeniams, sakyčiau, kuriu savo ateitį per širdį, per meilę. Ir žuvims Uranas pereina į 4 simbolinį būstą. 4 būstas susijęs su namais, su gyvenama vieta, su tėvais, su šaknimis. Ir čia Uranas skatins labiau kurti kitaip namus, ieškoti santykiuose, šeimoje daugiau draugystės. Į šeimos narius žiūrėti ne kaip į privalomą kokią tai pareigą, o labiau kaip į draugystę, kaip į sielų bendrystę. Gali atsirasti poreikis keisti namus, atnaujinti namus, kurti šeimoje naujas tradicijas. Poveikis Urano bus toksai laisvės siekis šeimoje, santykių atnaujinimas su artimaisiais, gali tekti persikraustyti, gali tekti išvažiuoti kitur, į kitą šalį. Ir toks šūkis, sakyčiau, žuvim tiktų: namus kuriu kitaip, laisvai ir gyvai. Taigi, Uranas
tokią įtaką gali daryti kiekvienam iš mūsų, bet aišku, kaip minėjau, daugiau gali matytis, kur Uranas yra jūsų gimimo horoskope, kokį būstą jis dar labiau atveria, nes ta informacija, tokio simbolinio būsto ir realaus gimimo būsto, jinai yra labai, kaip pasakyti, viena kitą papildanti. Jinai taip pat yra svarbi, tai ką dabar kalbu. Taigi ačiū Jums uždėmesi, šį kartą tiek ir labai lauksiu jūsų tokių žinučių, kas Jums būtų įdomu, ką Jūs norėtumėt matyti per tokį daugiau bus kuriamas astropsichologinis kanalas, kad man būtų įdomiau su Jumis kalbėti, nagrinėti galbūt Jūsų konkrečias situacijas, gal žiūrėti, o kaip keisti savo likimus, kaip psichologijos pagalba mes galim tą brėžinį, kurį gavom gimimo metu savo kosminį pasą, kaip jį gerinti, kaip jį koreguoti. Man nebus įdomu kalbėti apie kiekvieną planetą, dabar kažkokiam zodiako ženklė randasi. Tai yra labai svarbu, bet apie tai galima visur paskaityti. Aš daugiau norėčiau paliesti tą gyvesnę astrologiją. Užtai dabar lauksiu jūsų kokiu tai pageidavimu, kas Jums būtų įdomu, ką norėtumėt, kad mes diskutuotumėm. Sekantį kartą aš noriu pakalbėti, nes gavau dar daug klausimų, o kas vyksta dabar, kas per keistas laikmetis yra. Tai aš noriu astrologiškai paaiškinti, kas vyksta dabar. Tai ačiū uždėmesį, iki sekančios savaitės.